Laba. Daug kas žmonių klausia apie šitos peilius. Aš juos parduodu su tikrai ne vieną, jau ir ne 5 pardavęs, jau daug. Specialiai kitus darau va tokią formą, kad būtų tokia, kartais net dar labiau išlinkusi tokia. Ir tokie vat galingi dideli peiliai. Žinot kam? Jie yra iš tikrųjų didelios žuvies filėjimui. Matote, šitas yra originalus, ašmenys dar turi korozijai žymių. Aišku, čia yra labai šustras sugimoto peilis ir pagal viską spėjau gali būti net iš ogame pagamintas, ar gali ir iš ogame, bet labiau tai primena ogame. Tai žodžiu, labai rimtas peilis, dideliai žuviai lašišas, reikia viskas filiuoti, tai vat vienintelis peilis, kuris kosmiškai dirba, kuris, sakykime, užsidedi vienpusės galandinimas, ką reiškia, kad užsidedi šitą pusę ant žuvies stuburo ir tu palei galvą įsipjauni, pasiverti ir tu tiek trauki, tiek stumi, pjauni, o ašmuo yra pakilęs nuo stuburo. Todėl jis į stuburą nepjauna, o labai gražiai plės stuburą. Žodžiu, bus labai rimtas aprašymas šitam peiliui. Jeigu kažkas dirbate su žuvim, galite drąsiai kreiptis. Šiaip peilio kaina nemaža. Šiuo metu, kaip jis stovi, 350 eurų. Čia ne aukciono, tiesiog aprašymas bus. Ir jeigu norėsite, kad jį restauruočiau, tai profesionaliai išgalaščiau, tai gali kainuoti, sakyčiau, apie 100 eurų. Galandinimas ir restauravimas. Iš tikrųjų, galandinimą reikia mokėti daryti. Šitas peilis, per valandą jo nepagalasi. Bet realiai žmonės, kurie dirba su lašišom didelom, kurie vežasi ir į Norvegiją peilius, turi didžioji dalis žinomų žvejų, kurie rimtai užsiima, tai juos panašiai į metus vieną kartą galanda. Dirba apie metus su visiškais negalastais ir vieną kartą atveža galastą. Tai yra, kosmosas. Ten, žodžiu, labai gerai ašmenį laikė šitie peiliai sukurti būtent tam, kad pjauti per ašakas, per kaulus, pagal stuburą. Ir jeigu atsiras norinčių, be problemų kreipkitės, aš jį tada restauruosiu, jeigu reiks, jeigu nereiks restauravimo, galandinimo, tada jau tokį galima įsigyti. Na ir iki bičiuliai.